Taip, turim BMW 530. Pilas juodais dūmais. Nedadirba. Purtas. Nusiėmus koliką visur pilna suodžių. Nu, bet čia normalu. Toliau, ką mes įtariam? Įtariam prapūstą tarpinę tarp cilindrų. Taip, užsijungiam dūmų generatorių. Įsistatom degimą pirmą cilindrą į aukščiausią tašką. Ir žiūrim, ką turim. Į pirmą cilindrą leidžiam dūmus. Ir žiūrim, kur jie pasirodys. O dūmelis rodosi iš antro cilindro. To būti neturėtų. Spėjant iš to, ką matom, bus prapūsta tarpinė tarp pirmo ir antro cilindro. O ne taip, kaip manė klientas, kad problema su vožtuvų pakelikais. Kelsim galvą, žiūrėsim, ką ten galim padaryti. Ir vėl išgelbėjo dūmų generatorius. Tiek.